Mes čia taip ekstremaliai jungiamės. Dabar reikia atsikvėpuoti, atsigerti vandens. Jeigu tai būtų neurografikos sesija, aš sakyčiau, nu koks pasipriešinimas. Na, tai irgi yra, matyt, kažkoks tai, nežinau, ar pasipriešinimas, ar mūsų moko su technologijomis elgtis. Jau matau širdučių, taip, kad mes esame eteryje ir mus mato. Tai va. Labai smagu. Tada dar kartą labą dieną. Mes šiandien čia tryse, gyvame eteryje Jolanta Brazienė, Rita Laukytė ir aš, Dalia Bielskytė. Mėnesio toks savotiškas ataskaitinis susitikimas, atsakymai į tuos klausimus, kuriuos gavome, taip pat tiesiog apžvalga einamos energijos tos, kuri yra to, ką išjaučiam, to, ką mes gyvenam. Štai labai svarbu ir labai įdomu būtų, kad rašytumėt savo klausimus arba savo pajautimus, kol merginos kalbės. O aš būsiu kaip visada Šventas Petras, mano tokios antrosios pareigos, ir skaitysiu jūsų komentarus ir tos jūsų klausimus, kuriuos turiu užsirašysi. Tai Jolanta, Rita, kaip šiuo metu vyksta srautai? Papasakokit mums kaip meteorologai. Tai gal labą dieną. Labą dieną. Pirmiausia, labą dieną, jo, pasakyti reikia prieš aiškinant, prieš pasakojant, dalinantis. Kaip srauteliai pas tave? Nu, aš galvoju, kad tie srautai jau nebebus lengvesni ar lėtesni, tie srautai vis stiprėja ir mums reikia su tuo susigyventi, išmokti su tuo gyventi. Ne tiek mums gyventi, kūnai turi prisitaikyti prie to pokyčio, kuris vyksta, jiems sudėtingiausia, bet svarbiausia harmoningai tai priimti. Aišku, jeigu mes tokius srautus būtume pajautę prieš metus pusantrų, tai kažin ar būtumėm atlaikę. Bet vis tik visata yra labai be galo išmintinga ir aš manau, kad mes einam su visa šita banga palaipsniui. Tu nori, nenori, tu esi pučiamas į nugarą, ta banga tave veda, suduoda tau kliūtis gyvenime, kurių įveikimas atneša be galo daug išminties, patirties, pasidarimų kažkokių išvadų ir tai padeda man toliau eiti šituo žingsniu, nes aš su tuo pasidarimu kažkokios išvados, su dėkingumu galiu pasakyti, kad oi, kaip gerai, kad tik tiek, gerai, kad tik apie tai ir taip toliau. Taip, kad tie srautai yra stiprus, bet mes irgi stiprus. Mes irgi stipresni, pastebėkit, ypatingai, vėl pasikartosiu, kas yra susitvarkę mentalinį emocinį planą, iš vis nesunkiai jaučiam visą tą. Gali būti tik tais kai kokiose kitose sferose, mums dar nelabai pažįstamose, kur aš, pavyzdžiui, neužčiuopiu mano gyvenime dideli uždarytos duris, vis ir čia uždaryta, ar dar nelaikas, ar iš vis jau nebe ten. Tiesiog yra tokia didelė apsauga, kad kreipia tą linkme, kur aš turėčiau eiti. Bet aš apie tai dar nenutuokiu, nesuvokiu, kas veriasi, kas už tų durų yra ir iš vis ką daryti, už tai nieko nedarau. Taip kad labai geras pasiūlymas nieko nedaryti, jeigu duris neatsidaro, jeigu kažkas nevyksta. Ir šioje situacijoje sunkumo kažkokio mentalinio, emocinio visiškai nėra, galiu pasakyti. Visiškai. Tas praėjimas lengvas yra. Čia mes iš tikrųjų kiekvienas labai skirtingai išjaučiame. Tie, kurie, kaip ir Jolanta minėjo, jau yra savo procesus praėję, tiems ir truputėlį lengviau, o tie, kurie dar kažkurį laiką miegojo ir kiekvienas skirtingų žingsnių einam. Gali būti, kad ypatingai žmonės dabar dalinasi, kad ir sukyla emocijos ir tokios, su kuriomis dalinos kažkurį laiką jau atrodė, kad jau ir sutvarkyta, ir jau atidirbta, ir tai atrodo nebėra, ir vėl kažkas iškyla. Bet tai iš tikrųjų yra natūralūs procesai, nes žmogus visada daugiamatis, daugiasluoksnis. Tos dalelytės jos turi transformuotis vienareikšmiškai, o ateinančios bangos jos yra neišvengiamos, nes pati žemė kinta, tai visada tas judinimas bus. Svarbiausia sąmoningai tai priimti, eiti
gyventi ir nepamiršti gyventi, ne tik galvoti, kad mes ten, žinai, kažką turim pasiekti, nuveikti, tiesiog gyventi, išmokti džiaugtis to gyvenimu, tą kasdienybę ir pastebėti, koks tas gyvenimas yra be galo įdomus. Mes tokiu nuostabiu laikotarpiu gyvenam, tiek įdomumo, tiek patirčių, ne tiek išorinių, galbūt netgi ir vidinių patirčių yra. Į tai irgi labai reikėtų atkreipti dėmesį. Ir kaip tik į tą temą yra klausimas, aš atsiprašau, Jolanta, bet tiesiog jisai yra, į dalį jo Rita jau atsakė, nes pirmoji dalis klausimo buvo, ar žmonės yra skirstomi kažkaip, nu, vat, kaip ir labiau pažengę, mažiau pažengę, ką tik pradėję, seniai nubūdę. Bet tai va, tai Rita atsakė, kad iš tikrųjų truputėlį skiriasi pajutimai, bet ten yra dar viena dalis, kur Vilija klausia, jinai rašo, kad aš neseniai pradėjau eiti sąmonėjimo keliu ir išgyvenu dabar vat, visokius labai stiprias emocijų bangas, stengiuosi stebėti iš šalies. O kodėl mano vyras, kuris viską neigia, jaučiasi puikiai ir nieko visiškai nejaučia. Prasme, pokyčio nejaučia, niekas jam nesikeičia, viskas jam yra puiku. O vat jai yra, reiškia, tie jausmai pakitę šitam laikotarpiu, šitose energijose. Vienas iš kriterijų būtų tai, kad tada, kada žmogus sąmoningai pradeda dirbti su savimi, jam yra sudaromos galimybės visą tai pereiti daug greičiau per tam tikrą trumpesnį laiką. Ir už tai, kada aš pradedu valytis, tada atsikišęs tas kamštukas iš tenais, kas yra, kas valo, kas padeda mums valytis, jis pradeda greitai tą vandenėlį pilti, kaip sakant, lauktų ir paspringti žmogus, bet kai spaudimas didesnis, jis greičiau, ar ne? Jeigu ilgai leidžia adatą į užpakalį, tai kaip skauda kartais būna, o kartais ir tada ir viskas paskauda. Nu, čia iš tos serijos yra. Kodėl vyras nieko nejaučia, ar ne? Dėl to, kad jis nesidomi tais dalykais. Bet, kaip sakant, da parai, da vrėmenį. Visų pirma, gal tam žmogui, jo sielai nėra užduoties šį gyvenimą pabusti. Gal jis turi užduotį miegoti ir suteikti pamokas kitiems, pavyzdžiui. Gal jam galimybė bus vėliau visą tai pereiti, ar ne? Arba, jeigu tai yra numatyta jo sielos įspaudė, tai atsitiks skaudžiai, jeigu žmogus pats neis. Noriu priminti, kad nėra vieno atsakymo į šitą. Aš 3 pasakiau, bet tikrai ne tie 3 yra pagrindiniai, jų yra žymiai daugiau. Dažniausiai individualiai dar galima pastebėti iš tikrųjų, kodėl žmogus kažko nejaučia, bet dar būna, kai tu sąmonėji, kai tu sąmoningai, ne aš dažniausiai visada sakau, ne dvasingumą mes einam, bet sąmonėjam, sąmoningai pradedam atkreipti dėmesį į savo jausmus, sąmoningai atkreipiam dėmesį į savo veiksmus. Ir tas sąmoningas atkreipimas dėmesio į save, jisai taip pat nukreipia energiją, neša tą pokyčio energiją, o nesąmoningas žmogus, paprasčiausiai jisai greičiausiai vis tiek su juo vyksta. Su vienais stipriau ar lėčiau procesai einasi, kaip pradžioje minėjau, kintanti žemė judina visus vienareikšmiškai. Nėra, kad nejudintų nei vieno žmogaus, visus judina. Bet jeigu žmogus tiesiog, kartais jo struktūra kietesnė, emocinis kūnas, mūsų struktūros dar tuo labiau skiriasi. Čia visa žmogaus sandara nėra vienoda. Tai nereiškia, kad nevyksta, bet gal jis nejaučia paprasčiausiai. Neužčiopia. Gyvena iš įpročio, gyvena kažkaip, kartais, žinai, kaip sako, tu žmogus išgyveni vidinį skausmą ir nesuvoki, kad jį išgyveni, nes tai atrodo, kad įprasta būsena. Dešimtmečiai žmogus išgyvena kažkokią, nebūtinai skausmo būseną, bet tokią, tiesiog būseną. Kažkokį gyvenimą. Rytas, vakaras, kažkaip įprotis eiti iš inercijos ir net nepagalvoji, ar aš laimingas, ar man gera, ar man, gal man tik patogu gali būti, bet aš nejaučiu savo sielos. Tiesiog visai mes esam visi skirtingi. O gal tam žmogui ir jo keliu, kaip ir Jolanta minėjo, to užtenka. Ir iš karto klausimas kitas. Šiandien aš įspėju, klausimų yra labai daug, todėl kad žmonės pajutę tą vyksmą, kuriame esam, iš tikrųjų tam tikro matyt nerimo vidinio atsirado, kad kitas klausimas yra nuo Daivos. Daiva klausia, vėl situacija ta pati, jeigu aš einu sąmonėjimo keliu, o mano vyras neigia ir sako, kad visa tai nesąmonė, tai kaip mes gyvensim skirtingose erdvėse?
ar vis dėlto mes liksime vyras ir žmona, ar mes išvis nebesusitiksim, kaip įvyksta išsiskyrimas, kai žmonės pasirenka skirtingas realybės. Čia turbūt teisingiausias pasiūlymas būtų neatsakyti į šitą klausimą, o leisti patirti tai. Bet atsakykim, nors kažkiek. Erdvė, gyvenimas, jisai dar ilgai bus toks, koks yra. Nebus, kad išgaruos staiga šalia esantis, arba aš tapsiu nematoma, nes pasikėliau vibracijas ir manęs nebebus. Tiesiog pradės skirtis dar stipriau nuomonės, požiūriai, pomėgiai, pojūčiai ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tai, kad skirsis labai aišku, ir vėl labai daug kriterijų visame tame yra. Kodėl jūs su tuo žmogumi, kiek jums laikas su juo reikia būti, ką šitoje situacijoje reikia išmokti. Galbūt reikia išmokti kurti, todėl kad jeigu jūs keisitės, jeigu keisitės iš tikrųjų ir giluminiai, tai 100% keisis ir šalia esantis žmogus. Vienaip ar kitaip. Vėlgi sakau, tas pats atsakymas, ar ne, jeigu jam lemta, jisai keisis ir jūs eisite kartu, jeigu nelemta, keliai tiesiog išsiskirs, nes jūs neberasit sąlyčio taškų, tiesiog nebebus apie ką kalbėti ir labai kryptis ir ketinimai jūsų realizacijos savo gyvenimo, kūryba ta vidinė ir išorinė pasuks visiškai kitais keliais. Bet šiuo atveju reikia leisti tam įvykti. Jeigu tai neprasidėjo iš anksčiau, ar ne, reikėtų neforsuoti šito reikalo, dėl to, kad pirmas karmos ratas, šalia kurį yra, tai yra tikrai karminiai visokiausi mazgai, situacijos, kurios mus suvedė į vieną. Ir jeigu mes kartu pradėjom ir iki šiol buvo gerai, ir kai aš pradėjau savo dvasinį kelią, staiga tampa blogai, tai va dar reikia žiūrėti kokia situacija. Ar jau iki tol buvo blogai, dėl to aš atradau tą savo dvasinį kelią, tai kryptis jau kaip ir paimta šitai vietai. Tai vienaip ar kitaip tai išsispręs, bet jokių būdų tai nereiškia, kad aš esu geresnis ir man čia dvasingai einu, o šitas žmogus nelabai ten ką suvokia, jisai neigia, koks ateistas ar dar ką nors, ir jam nuo to bus blogai. Tikrai ne. Pirmiausia, norisi iš vis pasakyti, kad net nereikia mąstyti ar galvoti, kad aš ten į vienokią erdvę ar kitokioje realybėje gyvenu ir taip toliau. Iš vis net nevertinti, o tapti tuo savo gyvenimo kūrėju ir stebėtoju. Tai tas vidinis pirmiausia sprendimas, ko aš noriu iš savo gyvenimo. Ar aš noriu pabandyti tą santykį kurti. Čia ir vėl nėra tokios situacijos, kad būtinai turi žmonės išsiskirti. Mes nežinom, kaip gali būti. Tai į tą klausimą, kaip ir Jolanta pirmiausia sakė, gal galim ir net neatsakyti, nes tai reikėtų patirti. Ir kiekvienas santykiuose, vieni santykiai galbūt iš tikrųjų nutrūks ir žmonės tiesiog pasirinks skirtingus kelius ir tai nei gerai, nei blogai, tiesiog patirtis. Kiti galbūt priims savo vidinį sprendimą pabandyti, tiesiog išbūti, gyventi ir patirti savo gyvenimą su kitaip mąstančiu. Tai irgi lygiai taip pat nėra blogas pasirinkimas, netgi labai lengva būti tarp bendraminčių, be galo lengva eiti su viena banga, bet pristoti ar tiesiog gyventi ir priimti tai, kas vyksta ir tai, kas nekomfortiška, taip pat yra patirtis, taip pat mus augina, kaip mes norim iš tikrųjų gyventi. Kartais čia labai daug niuansų, imant vieną asmeninę situaciją, žiūrint, labai be galo daug niuansų yra. Ir tebūnie jums šalia esantis žmogus, pats geriausias detektorius, kaip jūs teisingai einat savo dvasiniu keliu. Todėl, kad aš iš patirties galiu pasakyti, jeigu aš tikrai darau pokytį, keičiasi visi aplink mane. Mano šeimoje pasikeitė visi, nei vienos nėra baltos varnos, nei vienas neišėjo, niekur mes išsiskyrėm, nei su vaikais susipykom, nei ką, visi apie tai žino, apie mano kelią, bet jie pradėjo atkreipdėmėsi į tai tada, kada pas mane pradėjo vykti pokyčiai. Nes mano charakterio bruožai be galo pasikeitė. Pradžioje į labai blogąją pusę visiems atrodė, nes aš visus tiesiog pradėjau sūsti, kuo toliau. Aš ten buvau paskutinis 3 sykius nusimauti, kad kitiems atiduoti, bet tai nebuvo mano širdies kelias, tai nebuvo mano, tai buvo prieš mane, aš save aukojau
tyliai graužiausi dėl to, o visiems padėti norėdavau. Tai vat išėjo mano tikroji aš į išorę, suprato, kad aš nenoriu šito, man nereikia šito. O paskui viskas pasikeitė. Aš buvau labai, turėjau stipri agresijos, aš turėjau despotizmo, ypatingai šeimos atveju, dėl to, kad kitur aš tai buvau gera mergaitė, labai mylėkit mane ir vertinkit, už tą šeimą atkentėdavo kaip reikalas, aš pati nuo to labiausiai kentėdavau, nes paskui ir savigrauža ir viskas. Ir kada tai pradėjo keistis, tikrai pastebi žmonės. Labai, ypatingai artimieji. Aš galiu pasakyti taip pat kaip ir Jolanta, kai mes keičiamės, tikrai mūsų aplinka keičiasi, bet lygiai taip Jolanta praėjo savo patirtį, taip pat aš praėjau savo patirtį, kai aš pradėjau keistis, mano aplinka pradėjo keistis, bet ir vėl tai nereiškia, kad mūsų aplinka keičiasi ir tuo pačiu keliu būtinai turėti. Būtinai tą patį daryti ir tą patį skaityti, domėtis taip pačiais dalykais, nebūtinai, bet tiesiog, kai tu tiesiog gyveni, tampi, ne dėl kitų tampi, kad parodytum, koks tu geras, koks tu protingas, koks tu dvasingas, koks tu išmintingas, kiek tu daug pasiekiai. Pokytis turi pirmiausia sprendimas. Aš pradėjau veikti tik todėl, kad aš norėjau atrasti vidinę ramybę, harmoniją, pokytį, įdomumą savyje. Tai aš pradėjau taikyti gyvenime visiškai, absoliučiai vien tik savo ir tai pradėjo tiesiog aplinkiniai matyti ir klausti, kodėl tau taip, kodėl tu taip jautiesi. Jie natūraliai, žmogus pradeda domėtis, kai tu nebestumi kito, jisai tiesiog pats ateina ir tavęs paklausia. Mano šeima visi priima tą mano kelią, taip kaip aš einu, taip kaip aš veikiu, kaip aš gyvenu, ką aš dirbu, bet tai nereiškia, kad visi jie daro tą patį. Aišku, ne. Jie nedaro to paties. Jie galbūt galėtum sakyti, kitoje realybėje gyvena, bet mes viens kito absoliučiai neskaudinam, neskriaudžiam. Tai yra toks balansas tarp viso kito. Aišku, kai yra vyras, artimiausia grandis, jeigu jau mes turim šeimą, tai jau visai kiti dalykai, svarbiausia atrasti tą pokytį, tą bent jau bendrumą kažkokį. Kartais tas žmogus šalia esantis ir, sakykime, mano vyras neina tuo pačiu keliu sąmoningai, bet jisai absoliučiai keičiasi, absoliučiai jaučia energijas ir net įdomu stebėti, kaip ten tie pajautimai, kaip mažas vaikas čiupinėja, vienu momentu paneigia, kitu momentu pasidžiaugia ir vėl žiūri, aš tiesiog stebėtojų poziciją žiūriu ir šypsausi ir galvoju, tai eini savo tempu. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes galim bent jau pakalbėti jau dabar apie tai ir tai yra smagu. Visi kiti irgi taip pat tiek, kiek jie nori, eina. Ir čia negalime nieko paskubinti. O labai ačiū už atsakymą į klausimą, nes iš tikrųjų labai didelė dalis klausimų yra turbūt iš tų žmonių, kurie neseniai pradėjo skaityti, kurie pradėjo klausytis, kuriem patys terminai yra visiškai neaiškus, nes, atrodo, jeigu erdvė keičiasi, tai kaip iš vieno kambario išeiti kitą ir ten visos ir dekoracijos pasikeičia. Tai tiesiog aš gal dar prie to pridėčiau, nes irgi tokių klausimų buvo, kad aš jiems sakau, o jie neklauso. Tai jūs tiesiog labai gražiai čia pabrėžėt, kad iš tikrųjų tas perdavimas ir bendras pokytis vyksta pavyzdžių, o ne didaktika ir auklėjimu. Tai yra, galvok taip, daryk taip. Dažniausiai va tie pastumimai ar noras pakeisti kažką dažniausiai atneša prieš tiesiog kitokį rezultatą. Žmogus natūraliai jungia savo savisaugą pasipriešinimą. Jeigu ten tu ir esi labai teisus ir tai yra be galo svarbu žmogui, bet jisai tiesiog natūraliai, jo ego dar ta dalis, natūraliai, ta sąmonės dalis, jinai save saugo, aš pati save atsimenu. Aš ir dabar, jeigu man kas nors ateitų ir sakytų, žinai, vis tiek tu labai klysti, dabar tu tik taip turi pažiūrėti, aš labai taip sustočiau ir aš paklausyčiau, pirmiausia, aš pasižiūrėčiau, o kaip aš jaučiau. Ir tas žmogus irgi taip pat galbūt irgi klauso, kaip jisai jaučiasi ir nesvarbu, ar jis yra teisus. Galbūt ir man kažkas ateitų, tikrai pasiūlytų gerą dalyką, bet jeigu man dar kažkurioje vietoje nėra to pojūčio tam, aš galbūt sakysiu, ne, žinai, gal ten aš dar, atsiprašau, bet dabar aš dar pagal save pagyvensiu. O be to visada atsiminkit, į neužduotą klausimą, ne tik vaikai, bet ir suaugę, jie negirdi atsakymų, nes jam dar neiškilo viduje noras paklausti kažko tokio, į ką aš
patyrusi, labai noriu sakyti, būtinai pabandyk, žiūrėk, kaip čia yra. Ne, tu ne taip galvoji, nes yra taip ir taip. Sakė, girdėjau ir apie tai visas pasaulis kalba, tik tu vienas dantukas negirdi. Taip kad jeigu vyras, žmona šalia ar dar kas nors neklausia visų šitų dalykų, yra bendraminčiai, kalbėkit su jais apie tai. O šitoj vietoj iš bendros kalbos, kaip pavyzdį bus galima, vis tiek išeis visą tai. Bet specialiai apie tai kalbėti niekada nėra gerai. Jo, Nu, tai aš manau, kad svarbiausia, kad žmonės pasidžiaugs, kad nedings iš erdvės ir, ta prasme, esant nori, galės toliau kartu gyventi. iš esmės tai tikrai nedings. Ir čia ir dar tie patys terminai, kas tai yra tos naujos realybės, tai nereiškia, kad persistumdys ten, žinai, namai kitaip jie pradės atrodyti. Tai iš vis suvokti, kad tai yra mūsų vis absoliučiai kitokie pojūčiai. Pirmiausia, tai tam, kad ta realybė kistų, mūsų vidinis pasaulis turi kisti, mūsų sąmonė pačių turi kisti, kad tas pasaulis pasikeistų. Taip nebus, kad kažkas paims tave ir iškels. Ne, nebus štai taip. Šito nebus. Nors kartais taip norėtųsi. Aš ką tik norėjau sakyti, kad kaip norėtųsi, kad dabar kas nors taip paimtų ir taip, o ten tau viskas švaru, gerai. O tu ten ir vėl tą patį pridrožint, kaip sakant, savo. Nu, va, su tuo pridrožimu iš karto atėjome kitą klausimą, vyrišką klausimą. Žmogus sako, kaip jum gerai, aš klausausi, visi tokie švarūs ir gražūs, o jeigu aš savo gyvenime gėriau, buvau alkoholikas, jeigu aš 2 kartus išsiskyręs ir palikęs moterų, dabar aš noriu, kad viskas keistųsi, bet aplink mane viskas labai blogai, man labai nesiseka darbe, mane atleido, aš neturiu pinigų, bet jūs sakote valykis, o kaip reikia išvalyti, jeigu mano viduje visiškas šiukšlynas, man šito gyvenimo neužteks. Turbūt niekas geriau šito nesupras negu tu, Dalyte, ne? Ačiū. Ačiū. Tu man esi pavyzdys, tavo sunkumai gyvenime, kurie buvo, aš šalia jų buvau labai, labai ilgai ir tu man esi pavyzdys, kaip einant žingsnelis po žingsnelio, jie sprendžiasi. Aišku, pirmiausia, užeina tai, ką tik žmogus deklaravo. Tai yra neviltis, todėl kad jam atrodo, kad tai užgriuvo staiga vienu metu. Nors aš manau, pasižiūrėjus taip detaliau, visa tai prasidėjo nuo daug seniau, tik tais man atrodė, kad visa tai išsispręs savaime kažkaip tai. Aš ir pati savo gyvenime buvau užlipus ant korkos, gal ne taip stipriai, labai laiku mane išgelbėjo, aišku, tie dvasiniai dalykai, nes pradėjau užsiduoti savo klausimą, kodėl nejudu, kodėl va taip 2 žingsniai į priekį, 10 atgal. Ir tada aš pamačiau, už ko man reikia imtis, aišku, mano gyvenime labai lengvai tas išėjo, aš be praradimų, be nieko. Bet šitoj situacijoje reikėtų tiesiog visų pirma užsinorėti kitokio gyvenimo. Reikėtų užsinorėti tokio realaus gyvenimo, ar ne iliuzinio, kada aš kažkuom tai prisidengiu, kažkuo tai galbūt apsisvaiginu ar dar kažką. Toj situacijai, kurioje yra žmogus ir dažnai ir labai daug tokių klientų ateina, svarbiausia nenorėti visko iš karto ir atleisti sau už tai, kas įvyko. Todėl, kad be meilės sau, be atstatymo, priėmimo savęs toks, koks dabar yra, viskas situacija įvyko. Šiuo atveju, ką reikia padaryti? Pasikliauti Dievu ir paprašyti, kad jis ateitų į gyvenimą ir jis padėtų išlipti iš viso to. O kai aš tai paprašau, tada aš turiu būti budrus ir stebėti, kokius man įrankius duoda, kokią pagalbą man atsiunčia į gyvenimą Dievas, žmogų, žinią, situaciją, dar ką nors, kas padės man iš to išlipti. Aišku, mums lengva pasakyti valykis, o kaip tai padaryti? aš net nenorėčiau sakyti, va, dabar valykis, ne? Čia tas klausimas, iš tikrųjų, kai aš girdžiu ir kai žmonės vartoja, va, dabar man reikia ten valytis ar dar kažkas, kartais atrodo, kad mes gyvenime nebeturim ką veikti ir mes visi tokie purvini ir tiek reikia mums valytis. Pirmiausia, aš iš vis nerekomenduočiau tokio žodžio.
naudoti, kad mums dabar jau reikia valytis ir mes kažkokie purvini. Tai kas liečia tą žmogų, kuris uždavė klausimą, pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti, kad jisai jau uždavė klausimą. Jeigu jisai jau uždavė klausimą, vadinasi, jisai pats nori pokyčio savo gyvenime. Jeigu jau nori pokyčio, tai pokytis ateis. Taip, šiandien yra sunku, taip, šiandien yra nelengva, nes tai jau yra to buvusio gyvenimo pasekmė. Tai jau atnešė šiandien rezultatą, bet priimtas sprendimas pokyčiui pradės atnešti po žingsnelį, kaip ir Jolanta minėjo, neskubant, nebus taip, kai išeisiu, žinai, čia vieną dieną va taip atsibusiu ir jau dabar va visas man gyvenimas, viskas jau ėmė ir pasikeitė, bet žmogaus priimtas sprendimas eiti iš tikrųjų išjudina pokytį, pradeda įnešti kitokias energijas į tavo gyvenimą, atveria duris ten, kad tu jau galėtum daryti tą pokytį. Tik svarbiausia atrasti savyje tą valią eiti, jau iš tikrųjų eiti ir daryti pokytį, nelaukti, kad kažkas man tą pokytį atneš, negalvoti ten, vat ir vėl, ne ten kažko valytis. Nuo ko prasideda? Nuo tavo vidinio pokyčio viskas prasideda. Kai tavo vidinis sprendimas keistis, atleisti savo, taip pat, kaip Jolanta minėjo, visiškai priimti, taip mano buvo gyvenimas, taip aš suklydau, taip įskaudino žmonių, tai buvo, aš taip suvokiau, aš taip gyvenau, tokia buvo mano sąmonė. Dabar aš noriu, kad tai keistusi. Nuo šiandien nebegalvoju, kas buvo vakar ir galvoju, kaip aš galiu kurti dabar. Atleidžiu savo ir žengiu žingsnį. Mažą žingsnelį po žingsnelį ir tada tikrai ateis pokytis. Vienareikšmiškai. Teisingai, vat sakai, kūryba. Mes nebesivalom, todėl kad mes to bagažo, to brūdo niekada neišvalysim iki galo, nes mes valomės dažniausiai iš proto. Siela nenori valytis, jinai nori kurti. Galima nuo čia ir dabar kurti kitokį savo gyvenimą. Kaip? Atsikeliu tam tikrų laikų, kiekvieną dieną, nepraleidžiu nei dienos, būtinai atsiprausiu, nueinu pabėgioju arba pavaikštau. Tiesiog padarau tuos žingsnius, kas leistų man pasidžiaugti savimi, kas leistų pakelti savo savivertę, pajausti dieną, kad aš dienoj nenugyvenau šiaip savo negatyvios energijose ir verkdamas, o kad aš kažką tai galiu daryti. Ir patikėkit, tas, kas turėjo discipliną, dar nei vieno nenuvylė. Per discipliną mes išlipam, todėl kad tas dvasinis kelias mano buvo labai sunkus. Aš neturėjau kažkokių tai skaudžių netekčių, ten situacijų ar kažką, tai aš kentėjau irgi nuo depresijos, gal ne taip stipriai, bet aš įkrisdavau į dugną, atrodo. Ir jeigu ne disciplina, niekaip nebūčiau išlipus. Ir aš dėl šventos ramybės, nors kažką dienoj padariusi 2-3 valandas, nors ten pasivaikščiojimai, išsišluoji kambarį, dar jau susitvarkai, tu jau esi švarus, atsiprausęs, išsišlavęs, susitvarkęs, o tada likusią dienos dalį tu stengiasi ir bendrauti su tokiais žmonėmis, kurie pakelia tavo dvasią. Tie, kas irgi kuria. Taip, nes tas tavo vidinis sprendimas ir veiksmas kartu su, ne tik sprendimas turi būti ir veiksmas po sprendimo, jau atneša rezultatą. Taip, tos būsenos, nes ten tos patirtis yra nusėdusios giliai mūsų vidinėje erdvėje, mūsų emociniam kūne, mūsų mentaliniam kūne. Jeigu sakytume valytis, čia ne apie valymą kalbam, apie, kai mes įnešam kitokią mintį, įsileidžiam kitokią energiją, jinai jau pritraukia kitokią energiją, taip pat čia paprasčiausia fizika. Transformuoti tas dalelytės, kurios yra, be abejo, jeigu gali atrasti žmogų, kuris tau gali padėti ir energetiškai gali padėti tas programas truputėlį patvarkyti, atlaisvinti, kad nebespaustų tavęs tiek, kad ta vidinė būsena truputėlį galėtų kitokia būti, tada ir ta jėga galia išeiti į tavo kitokį gyvenimą, atsiranda stipresnė noras kažkokį tą veiksmą daryti. Tai yra daug labai dalykų, bet kai tu, kaip ir minėjau, padarai sprendimą, visą tą, ar Dievas, kaip mes sakytume, nesvarbu, tavo angelai, sargai, tau pradės duoti galimybės. Bet svarbiausia, jeigu tau ir skauda ir kažkokiu momentu galvoju, kad aš jau gal nepakelsiu, gal man nepavyks, vėl pasakyti savo, jeigu dar šiandien iki galo nepavyko, gal tik 10% pavyko, rytoj gal jau 20 pavyks. Ir vėl aš pradedu, ir vėl keliuosi, ir tol, kol atsistoju, mes užauginam savo dvasinius raumenis. Užauginam. Ir tada jau automatiškai net nebekyla tų būsenų. Aš galiu tik tai, bet iš savo patirties kalbėti, mūdvi su Jolant, mes esam praktikės. Visą tą gyvenimą neteoriškai ėjom. Viso to žinios
žinios, visa tai, kas veriasi, tai yra mūsų pačių patirtis. Ir manau, taip pat, kiek jūs čia yra žiūrinčių, visi einat per savo gyvenimo patirtis. Visi jūs esat praktikai. Ir per savo praktiką ateina žinojimas. Ir aš galiu drąsiai sakyti šiandien, kai keičiasi tavo vidinė būsena, kai keičiasi tavo energetinė struktūra, tu tiesiog automatiškai pradedi jausti, kad tu jau nebegali daryti žingsnio atgal, tau net ir tam tikros būsenos nebeateina, ir dalykai nebeateina, tu lyg prisimeni, kad kažkur tai aidas kažkur skambėjo, tu net būsenų nebeatsimeni, viskas išsitrina, viskas čia kaip pavyzdys į perspektyvą, jeigu man tai įvyko, jeigu Jolantai tai įvyko, jeigu Dalytė įvyko, jeigu dar ten Onutė įvyko kažkas, tai vadinasi ir kitiems tai gali vykti. Nei vienas mes nesam labiau ten mylimi, labiau kažkokie ypatingesni, mes visi esam žmonės, visi turim galimybę ir palaikymą iš subtilaus pasaulio be galo didžiulį. O šalia paraleliai, kada susižiūriu save, kada randu jėgos atsikelti, aš pradedu save kitaip vertinti. Kai save pradedu kitaip vertinti, aš visiškai kitaip pradedu žiūrėti pasaulį ir žmonės. Ir va čia ateina laikas, jeigu kažką įskaudinau savo gyvenime, sutvarkyti santykius. Jie irgi yra sukuriami iš naujo. Ir su vaikais, ir su bendradarbiais buvusiais, kurie nuo manęs kentėjo ir taip toliau. Nes kai mano švarėja erdvė, žmonės mane jaučia. Jie jaučia, kad žmogus pasikeitė ir jie priima tada ir viskas, aš sutvarkysiu. Aš dar prie to klausimo irgi norėčiau sugrįžti, kadangi taip išėjo, kad jūs susakėte didžiąją dalį, bet kadangi tikrai praėjau tą slengstį, kada atrodo, kad visko yra tiek, kad aš niekada to nesutvarkysiu ir bet iš to, ką aš girdėjau jūs sakant, norėčiau irgi pasidalinti, kas man labai suveikia. Tai pirmiausia, aš pakeiščiau žodį šiukšlynas, purvas ir brudas. Pakeiščiau į visiškai priešingą, kad tai yra turtas. Tai yra persižiūrė, ką tu turi. Nebūtinai, jeigu tai netvarkingai sugrūsta spintoj ir negražiai atrodo, tai nebūtinai yra šiukšlės. Todėl, kad tu vis dėlto praėjai, tu iš ten atsineši ne tik tai kažkokias skausmingus atsiminimus, kurie dažniausiai yra tokio spirito tekstūros, kaip spiritas, jie išgaruoja, tie dalykai išgaruoja, bet lieka tai, kas yra tikra, o tikra iš tų situacijų parsinešta yra jėga ir tai yra brangenybė, todėl pirmiausia, ką aš norėčiau pasiūlyti tam žmogui, tai pakeisti terminologiją ir persižiūrėti savo turtą, o ne savo šiukšlyną. Ir tada, kada tu, tai ką Jolanta sakė, tai ką Rita sakė, pamažu gražiai dėlioji, ar tu įsivaizduotum, kad tu spintą tvarkai sulankstai ir iš tokio kalno viskas pasidaro į tokį kalniuką, ar tu daržą ravi, kur atrodo, kad vaga nesibaigianti, bet tikrai ateina minutė, kada tu atsigręži atgal ir pamatai, kad nuravėta ir gražu. Ir lygiai taip toje situacijoje, kada tu stovi tam taške, kuriam atrodo, kad visi aplinkui tai yra labai jau ten tokie, viskas jam paprasta, o tik tai man vienam sunku. Tai, ne vienam, visiems yra sunku, visi turi tą tašką ir jau tam taške jau galima spausti ranką, sveikinti ir sakyti, tu turtingas žmogus, dabar tą turtą tik susitvarkyk gražiai, įvertink pats, padėkok ir tada prasidės pokyčiai. Ir mano tokie dar buvo elementai, tą, ką aš įpinčiau. Sudėjai taškučius ant jį. Jo, ir prisiminiau vieną tokį pasakėčią apie tai, kad žmogus atėjo į vienuolyną budistų ir sako, ar aš galėčiau čia, būdamas vienuoliu, tapti laimingu? Jam sako, jo, mes čia visi laimingi. Sako, ką man daryti? Sako, plauk laiptus. Žmogus plauna vieną dieną, antrą dieną, savaitę, sako, o tai, sako, kada aš būsiu laimingas? Sako, dar ne, jeigu klausi, tai dar ne. Tai sako, kas pasikeis, kai aš būsiu laimingas? Nieko, sako, toliau plausi laiptus, tik laimingas. Taip. O kada tampi laimingu, pirmiausia, žinai, dar iš tos pačios pasakėčios, ta laimė ateina, kai ateina paprasčiausias priėmimas, aš tiesiog priimu gyvenimą. Tokį, plaunu laiptus ir man gera, aš tiesiog plaunu laiptus. Čia kaip mes sakėm, ar ne, niekas netaip nepadarysi, kitoje erdvėje neatsidursim, erdvė ta pati. Bet kokia jinai kitokia, nes žvilgsnis kitoks, požiūris kitoks. Čia išsiplojom. Čia.
ne išoriai. Dabar tada dar grįžtu, nes gaudau ir jūs, ir tiesiog man labai gražu, kaip tiesiog ateina klausimai praktiškai lygiagrečiai su jūsų žodžiais. Rita pasakė, kad jeigu yra galimybė susirasti tų žinių kažkur tai aplink save, tokioje situacijoje, arba rasti pagalbos, kad žmonės, kurie padeda tos pirmosius žingsnius žengti, arba antruosius ir trečiosius žingsnius žengti. Tai kaip tik atėjo klausimas. Aš tik tai dabar pradėjau viskuo domėtis. Kaip pasirinkti žmonės, kurie gali man padėti, į kokius eiti kursus, kokias knygas skaityti. Atsiprašau. Minutėlė čia, truputėlį lempa ir labai akytės man griaužia, aš labai atsiprašau, Jolantuko. Man stipriai, aš labai atsiprašau. Tiesiog labai jautrius akys ir... Gerai, tu dalyte kalbėk, mes kol dar čia tus techninius dalykus, natūralų gyvenimas. Jo, tai aš galiu kalbėti, bet aš uždaviau klausimą ir tiesiog... Taip, pakarto klausimą. Taip, čia rašo Olga. Aš tik dabar pradėjau eiti šituo keliu. Kaip pasirinkti žmonės, kursus, knygas, kurie padėtų jai trūksta žinių, jinai norėtų sužinoti, kaip pasirinkti. Nes Rita kaip tik tai minėjo, kad pradėjus visai neblogai, jeigu atsiranda šalia. Tai, kas nutiko man ir ką galiu pasiūlyti aš, nebūtinai tiks tam, kas mane girdi, ar ne. Todėl pirmiausia, reikėtų stebėti, o kas ateina į mano gyvenimą. Todėl, kad vis tik mes pritrauksim vibracijomis tuos, kurių mums dabar labiausiai reikia. Tuos, kokios mano vibracijos dabar, kuom aš vibruoju ir kokias dar, imkim, ne pamokas sakyčiau, bet kokias žinias išmokti, ką išgirsti, kad tai būtų palaipsniui einama. Vertinkite tai, ką pritraukėte į savo gyvenimą, todėl, kad tai gali būti daug svarbiau, negu man kokią nors knygą siūlo labai įkyriai. Čia buvo labai ilgai, aš kokius 3 metus iš eilės man vis siūlydavo Saulės Zujūtės knygas, o man ir vardas pavardė neatrodė netgi lietuviškas, kažkodėl, aš nežinau. Saulė linkėjimai, Saulė mus žiūri. Aha, Saulė linkėjimai. Ir aš vis galvodavau, turbūt ne dabar, turbūt net nežinojau apie ką tai. Ir tik po 3 metų, kai jau vos ne 6. žmogus man pasiūlė tas knygas, aš galvoju, gal jau reikėtų paskaityti. O Dieve, kaip man užvežė. Bet gal aš prieš 3 metus dar tiesiog nebuvau tam pasiruošus. Ir aš galbūt būčiau perskaičius knygas, bet nebūčiau padarius kažkokį šuolį kokybinį, kur su Saulės pagalba šiuo atveju aš visą tai praėjau per metus laiko. Mes sako, neskubėk, per metus laiko, sako, praeisim viską ir bus pokytis. Pokytis buvo kolosalus. Tai vėlgi aš girdėti galiu, bet jeigu aš nesu pasiruošęs, aš vis tiek to nepadarysiu, o aš pasiėmęs, aš to nesuprasiu. Ir tai yra be galo svarbu. Mes labai mokam ir labai greiti esam patarti, kas, ką ir kaip. Bet aš manau, kad tų patarimų ir informacijos yra be galo daug. Tai šitoje situacijoje klausykit savęs ir stebėkit, kas ateina ir kas vibruoja. Kas vibruoja taip, kaip jūs. Turi susivibruoti žmogus, atėjęs į jūsų gyvenimą, informacija, knyga, skaitant ir taip toliau. Ir tik tai, kas jums vibruoja, kas jums priimtina, jūs ves toliau. Aš nenorėčiau konkretizuoti ir siūlyti, nežinau, kažką tai konkrečiai, nes tai būtų turbūt neteisinga. Aišku, aš irgi čia norėčiau pasakyti apie tokį dalyką, kur tikrai susiduri su tuo praktikoje, kada ateina žmogus pas tave ir jisai sako, aš nieko nejaučiu. Ir jisai pradeda, konkrečiai mano piešimo praktikoje, jisai pradeda piešti ir pradeda tiesiog išsakyti tai, ką jisai tikrai galvoja. Ir tada tu jam sakai, ar tu matai intuiciją. Ir jis apšala visiškai, bet jam niekas jos nedavė. Tai va tai, ką tu sakai, kad klausyti savęs, nenunulinti ir negalvoti, kad tai, ką galvoju aš, yra visiškai nieko. Tik tai, ką kažkas kitas man pasakys, aš galiu priimti kaip vertybę. O vat įsiklausyti tą vidinį gyvuliuką, kuris tau pasako, šito man reikia, šito nereikia, šito aš alkstu, šito aš atsivalgiau va taip ir šitaip ir man gana, tai tiesiog va tikrai paklausyti tos intuicijos, kurią turi visi, nėra nei vieno, kaip nėra nei vieno, kuris neturi
nemoka kvėpuoti, pavyzdžiui, gimsti, įkvėpi ir kvėpuoji visą gyvenimą. Taip tu gimsti, pradedi jausti ir jauti irgi visą gyvenimą. Tai tiesiog prisimint, kad aš tai turiu dar tokį pojūtį, be čiupinėjimo, be matymo, be girdėjimo ir uodimo, aš turiu dar ir intuiciją, kaip labai rimtą tokį jutimo organą. Bet dar noriu pasakyti, kad ir mūsų sąmonė pritraukia tai, kai tu esi jau pasiruošęs, kai jau į tavo lauką ateina ta informacija, ne šiaip savo ateina, ar kažkas sutinki žmogų, kartais visai netyčia kažkas pasidalina, galbūt dabar pokalbį klausotės, netyčia Jolanta apie Saulę Zujutę pakalbėjo, galbūt kas netyčia kažkaip pakalbėjo. Mes, aišku, galim dalintis, ką mes skaitėm, kuo mes domėjomės, kas mus augino, bet galbūt kitą žmogų augina visai kiti dalykai, mes atrandam tą savo patirtį, yra begalės, daug ir literatūros, ir žmonių su savo patirtimis, bet taip. Jo, aš suprantu Olgos klausimą, todėl kad kada jūs augote ir jūs augino, tų augintojų buvo 2-3, o dabar augintojų yra tūkstančiai ir yra sunkiau iš tikrųjų pasirinkti, jeigu tu nori. Galėčiau pasakyti, kad aš pradėjau nuo knygos prieš 24 metus karmos diagnostika Lazarevo, bet dabar tai nebėra taip aktualu. Dabar yra daug knygų, kurios kitaip pokytį daro. Ten pokytis darė sąmonėj, žinių atėjimas, suvokimas ir stebėjimas ir taip toliau, bet tai buvo mano asmeninis kelias. Ir dabar aš jau nebesiūlyčiau šitos knygos, nes aš skaičiau daug geresnių knygų, bet vėlgi man atvėrė kitus mano lygmenis. Taip kad čia negali sakyti, vėlgi, kokiom lygmenį žmogus, kokios struktūros, į ką jisai orientuotas, kas jam įdomu ir taip toliau, ir taip, čia labai daug kriterijų. Kas liečia knygas, tai visada mes galim paimti tiesiog knygą, pabandyti paskaityti ir jeigu mums įdomu, mes tiesiog ją skaitom. Jeigu mes kažko nesuvokiam ir neįdomu, galbūt mes turim dar palaukti, arba bus įdomu, arba visai nebus įdomu. Čia irgi ir vėl nėra to ribotumo, kad tik taip ir ne kitaip gali būti. Svarbiausia taip sąmoningai pastebėti, kaip aš jaučiuosi. Tai yra svarbiausia, kaip aš jaučiuosi, ne kaip kitas jaučiasi. Ne kaip kitam aš skaitau, kodėl aš skaitau knygą, kodėl aš renkuosi tam tikrą žmogų, ko aš norėčiau, jeigu aš einu pagalbos, kaip aš pasitikiu, kaip aš girdžiu, ar girdžiu tik tai protu, ar girdžiu dar ir širdimi. Irgi tą reikėtų atkreipti dėmesį. Tai yra pagrindinis dalykas, ką galim pasiūlyti, tai darykit širdį. Taip. Ir viską tada jausit. Tas, ne tas. O aš irgi kiek esu atidariu širdį, bet kiek esu atsidūrusi ten, kur suprantu, ko aš čia atėjau. O to, kad pasitvirtinti ir pasitikrinti. Ar tikrai man to reikia? Ok, mano visai kitas kelias ir aš jaučiuosi tame kelyje labai gerai. Pasipustau padus ir toliau einu to keliuku. Taip kad atidaryti širdį yra pagrindinis dalykas. O dar galiu pasakyti, kad visi jau esat praėję labai didelį etapą atidarimo širdies, nes jaučiate vedimą, jaučiate, tą vadinamoji mūsų nuojautą, sielos kalbą. Prisiminkit gyvenime situacijas, kiek kartų jinai teisingai yra pakuždėjus. Tai kodėl nepasitikėti dabar ją? Toliau, einant šito keliu, skaitant knygas ir renkantis imkim tuos vedlius, kurie padės. Tikrai taip. Aš jau žiūriu į laikrodį, mes jau beveik valandą šnekam ir galvoju, gal būtų jau laikas tiesiog klausimus palikti šiek tiek kitam kartui ir išklausyti, ką jūs galite pasakyti, pažiūrėt, po tų klausimų, kokie buvo. Man, pažiūrėt, tie klausimai vieną labai aiškią tendenciją atskleidžia, kad labai daug naujų žmonių ir tas iš tikrųjų džiugina labai. Tai kaip jum atrodo ta pati, tiesiog šiandienos būsena kokia? Ką iš savęs norisi pasakyti, ne tik atsakyti žmonėms. Ką iš savęs norisi? Aš tai iš savęs mes jau daug ką su Jolanta čia apkalbėjom, į tos klausimus atsakinėjom, bet noriu pasakyti, kad nesvarbu, kokiu tempu mes einam, kur mūsų tas dėmesys nukreiptas, nepamirštume džiaugtis gyvenimu, tais mažais dalykais, kasdienybėje,
pačiom mažiausiom smulkmenom, kurios ir kuria tą mūsų gyvenimo grožį. Nepamiršti to paprasto atidumo savo aplinkai, tai taip pat mus augina. Mes kartais bėgdami, netgi ieškodami tų pačių dvasinių dalykų, pamirštam paprastus elementarius mūsų gyvenimiškus patirtis, aplinką, savo kad ir artimus, tos pačius vyrus, tas pačias žmonas, tėvus, mamas, vaikus. Tiesiog tą visą gyvenimą pradėti gyventi sąmoningai. Tiesiog mažais žingsneliais stebint toje savo vidinėje būsenoje, nes kartais ta įtampa ir bėgimas į visas kryptis, tiesiog mes pamirštam, užspaudžia tą mūsų lengvumą, tą tiesiog lengvumą gyvenimui. Gyvenims jisai visokiom spalvom, mes turim visokiausių situacijų, bet tai yra situacijos. Ir nuo mano sprendimo, kaip aš tą situaciją matau, ar ją matau blogą, ar ją matau tiesiog situaciją, tai įneša ir pojūtį į mano vidinį pasaulį. Ir tai ta ramybė atsiradusi, kai mes pradedam patys priimti tą gyvenimą, mus išlaisvina. Tiesiog pačius išlaisvina. Nuo apribojimo mes tampam daug ramesni ir nebevertinam tiek aplinkos, nebevertinam to, kas vyksta aplink mus. Ir tiesiog gyvenam ir kuriam tada daug lengviau. O aš pirmiausia ir turbūt paskutiniausia noriu pasidžiaugti, kad jūs esate šitame kelyje. Pasidžiaugti, kad jūs atsisukote į savo sielą. Atsisukote į tai, į tą sielos žingeidumą. Nes siela šitam gyvenime, jinai nori kurti. Kad jūs atėjote į sferą ir pradėsit sąmoningą kūrybą susijungę su savo vidinė siela, su visų savo vidiniu pasauliu ir su kūrėju. Ir aš linkiu šitame kelyje, kas be atsitiktų, džiaugtis, matyti prasmę kiekvienoje sekundėje ir nesvarbu, kaip jūs traktuojate, kaip jūsų protas, kaip jūsų emocinis kūnas, ar įprotis traktuoti iš praeities atėjusią situaciją, sunkumą, imkim problemą, jūs pasidžiaugkite, kad tik tiek, tik taip. Jūs priimkite tą Dievo valią šitam gyvenimui ir gyvenimas stebuklingai pasikeis 360 laipsnių po 6 kartus apsisuks. Todėl, kad žinokim, kas be atsitinka gyvenime, tai yra Dievo valia mano gyvenimui. Ranką nusimušiau, koją susilaužiau, pinigus praradau, mašiną šitie sniegas, ar ne, kruša sudaužė, langus išdaužė. Tik tiek, kalbėkim ir tiek. Ir tame yra džiaugsmo. O tai yra tik požiūris ir reagažas. Viskas sutvarkoma. Niekas dar gyvenime, kas buvo bloga, nepasilieka, jeigu aš jam neleidžiu, jeigu aš taip netraktuoju. Tai sielos kelias yra. Tai va čia siela gali skleistis, kalbėti, džiaugtis ir kurti kiekvienoje situacijoje. Taip, kad aš labai džiaugiuosi, kad mūsų gretos didėja. Ir aš su džiaugsmu ir su malonumu einu su kiekvienu, kas šalia manęs, ką pažįstu, su kuo susikerta keliai ar nesusikerta, kas už ekrano ar šalia manęs, čia skirtumo nėra. Mes esame absoliučiame vienyje, kai džiaugiamės viskuo, kas mano gyvenime vyksta. Taip, kad aš tik noriu pasveikinti ir pasidžiaugti. Tai taip, nes tiek, kiek mes einam, sąmonėjam, kiek žmonių daugėja, tai mes ir kuriam ir tą kitokią visuomenę. Mūsų pakitęs požiūris keičia ir aplinkoje tiesiog labai daug situacijų, tai bet mes tikrai galim labai pasidžiaugti tais dalykais. Ir dar jeigu trumpai, mūdvi su Dalyte, rugpjūčio 19 dieną, kas Klaipėdoj, už Klaipėdos ar Lietuvoj ir jaučiate poreikį pabūti kartu, kviečiame į mini seminarą, sugrįžti į čia, sugrįžti į savo širdį. Kas išsibarstė yra, kas nori palaikymo, restarto naujo, kviečiame į Aglonėnus, rugpjūčio 19 dieną nuo 11 valandos bendra kūrybai. Čia mes kursim. Ir net pagalvojau, kad ten labai tas atsakymas nuskambės į tai, kur ieškoti žinios.
čia. Taip. Ir mes būsim šalia, kad padėti prajausti, atsakyti į klausimus, susivokti ir labai gera proga būtų susipažinti su bendraminčiais ir išskleisti tą sielos kūrybą. Ir pasičiupinėti. Tai jeigu jūs rugpjūčio 19, tai aš rugpjūčio 25 kviečiu pas save. Bet aišku, jau reikėtų asmeniškai man parašyti į vienos dienos susitikimą. Stovyklėlė, iš tikrųjų, jų ateityje bus daug daugiau. Jau keletas žmonių savam rate mes jau kalbam, bet aš vis dar viešai nepaskelbiu. O, gera proga. Gera proga buvo paskelbti. Aišku, aš daugiau tų stovyklų darau, bet dabar būtent kažkodėl buvo labai įdomu, kad aš tiesiog sėdžiu namie ir jaučiu, kaip viduje sako, nu va, rugpjūčio 25 yra penktadienis ir tu turi padaryti dienos stovyklą. Aš taip sėdžiu, galvoju, įdomu, kaip čia ta 25? Atsiverčiu knygą, akurat. Penktadienis, 25. Nu jau suprantu, galvoju, tai dievulėlė, vadinasi tavo valia. Tada, nežinau, kodėl reikia 25, bet vadinasi 25. Nu tai va, dienos stovyklėlė 25. Ir aišku, aš suprantu, kad mes, tiek Dalytė, tiek Jolanta, tiek mūsų ten kompanijų yra daug, kas mes dirbam kartu, tikrai pakviesim dar nei vieną stovyklą, nei vieną susitikimą. Taip, ir dar vieną planuojam, jau mes esam sutarę ar datą, mūsų 4, Eglė, Gražina ir Rita, į seminarą Plateliuose, jau žinot, kad tai jau tampa dėsninga, mes laiks nuo laiko darome, tai čia bus spalio berods 7-8, jeigu aš... Nu, iki spalio, aš tikiuosi, mes dar susitiksim su klausimais, nes iš tikrųjų pasitvirtina telefonas ir dabar pypsi ištisai, bet turbūt vis dėlto toks formatas valandos atsakymų į klausimus, man atrodo, yra optimalus, nes sunku yra jį visą išžiūrėti, bet jūs rašykit klausimus ir aš juos pasirenku tiesiog pagal tai, kaip klostosi pokalbis. Jeigu jūs atkreipėte dėmesį, aš girdžiu, ką kalba Jolanta ir Rita ir matau jūsų klausimus ir tiesiog juos įpinu į tai, todėl kad man atrodo, kad toks turėtų būti sąskambis. Jie neiškrenta iš niekur, juolab, kad jie ir papildo vieni kitus. Tai tikiuosi, kad šiandien buvo tikrai rasta atsakymų, kurių reikėjo, buvo gauta įkvėpimo, buvo gauta žinių, kur galima nueiti, nes tas klausimas, jisai vienas iš bazinių, kur eiti, kur rasti. Tai va, prašau, yra kur rasti. Naujos sąmonės erdvėj Facebooko grupiai visada būna informacija, bet to galima visada ir tiesiai paklausti. Tai tiesiog dar ką galiu priminti, kad tikrai esu 100% tikra, kad nei vienas nebuvo čia atsitiktinai, todėl kad susitikimas vyksta vidury dienos ir jeigu staiga darbo metu jūs įsijungiat ir išklausėt, kad ir vieną dalį atsakymą į vieną klausimą, tai jis buvo skirtas jums. Pačiam mylimiausiam ir ypatingiausiam. Ir galvoju, kad ačiū labai visiems. Ir tą žodį ačiū pridėsiu prie tų patarimų, kuriuos dalino šiandien Jolanta su Rita. Pasakysiu, kad jeigu yra visiškai blogai, tai tiesiog užsimerkti ir nuo dūšios pasakyti ačiū į erdvę, net jeigu atrodo, kad nėra už ką dėkoti, ir tada pasidaro geriau. Yra ir toks pratimas. Ačiū. Ačiū labai. O, kaip gražiai mes čia visas. Ačiū, mergaitės. Ačiū visiems. Iki. O, net ir ašarą išvedėjo tą progą. Dabar reikia man vis išjungti, kaip nors. Ate. Kaip nors. Ate.